Rugpjūčio 30 dieną būrys aktyviausių Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus vasaros skaitymų skaitytojų susirinko į šios akcijos baigimo šventę. Bibliotekininkė Albina Šemetulskienė apžvelgė vasaros skaitimų rezultatus, paminėjo populiariausias knygas, pabrėžė, kad vasaros skaitimų lentynoje buvo net 55 pavadinimų lietuvių autorių knygos. Daugiausiai jų perskaitė Aušrinė Rimkutė, Aušrinė Dichavičiūtė, Rimgaudas Norvaišas, Viktorija Augustytė, Judita Klusaitė. Visi aktyviausi skaitytojai buvo apdovanoti rėmėjų prizais. Šventės metu eilėraščius deklamavo Kamilė Stamburaitė, Fausta ir Kamilė Bankovskaitės, Saulė Maleckaitė ir kiti. Ant mano delnuko drugelis mažytis spalvoti rūbelį, iš tolo matyti sparnelį raudoni melsvai padažyti, paleido drugelį į pievą skraidyti. Linksmasis drevinukas ir bibliotekininkė vaikams pravedė edukacinę pamokėlę apie lietuvių tautos dainių Maironį, kurio tėviškė Raseinių rajone Pasandravio kaime aplankė vasaros skaitimų nugalėtojai ir aktyviausi bibliotekos lankytojai. Maironio tėviškė vaikus pasitiko nusidažiusi rudeniškomis spalvomis, raudonskruošiais oboliais vyrančiomis obelų šakomis, nuo vėjo linguojančiomis senovinio darželio gėlėmis. Maironio tėviškėje išlikęs poeto sesers gyvenamasis namas, ledainė, šulinys, tvartai, atstatyta klėtis, išlikusi 100-metė pušis, po kuria mėgdavo sėdėti pats poetas. Vasaros skaitimai ir kelionė į Maironio tėviškę – tai dalis edukacinio projekto Lietuvių autoriai vaikams, kurio pagrindinis rėmėjas yra Kultūros rėmimo fondas. Projektą iš dalies taip pat remia ir rajono savivaldybė.